patinka labai daryti video ir skaityti kitų žmonių komentarus po mano video. Dažniausiai aš daug klausimų gaunu, kelintokė aš. Ir dabar aš esu penktokė ir nežinau, kodėl jie taip klausia. Man kažkada mano draugė sakė, kad dauguma mano sekėjų yra mano draugai, bet aš kažkada atsidariau savo paštą ir tenai rodo man, kur kiekvienas, kas mane pasubscribina, aš tada sužinau, kad daug kas mane žiūri ne iš draugų. Nežinau, ar sutikčiau susitikti, nes galėtų rašyti koks nors apsimetėlis, kuris galėtų mane pavogti. Padėčiau jam, bet aš nenorėčiau susitikti su juo. Mes tikrai jai nedraudžiam užsiimti tuo, kuo jinai užsiima, netgi skatinam. Stengiamės savo vaikui suteikti laisvę. Mes esam kalbėję su ja, kad jinai nesileistų į kažkokias tai pažintis, į abejotinas. Čia yra pavojus tos internetinės erdvės, kad tu nematai žmogaus, o matai žmogaus profilį. Realiai tu nežinai, su kuo bendrauji. Ir mes jai, esam perspėję, kad jinai neitų į kažkokius tai susitikimus, jeigu ją kviestų. Arba su mumis pakalbėtų, pasitartų. Ta laisvė suteikia galimybę, bet vėlgi ta pati laisvė, jai reikalingi tam tikri tokie įsipareigojimai, tam tikra apsauga.